Štai formulė, kodas srautui. Klausykis atidžiai, mes tau parodysime, kur. Bei reiškia balioną, tavo rizika kontroliuojama. E yra sėkmė per strategiją. Pay tai technologija, mūsų pagrindas. Hire tai grąža, aiškus tikslas, kuris atneša tvarką. Skaidrumas čia yra. N tai tinklas su partneriais, kurie veikia kartu. O yra opcionų valiuta ir taktika M. Kiekvieno starto motivacija, o tada I. Tai dabartis signalas yra pradinis šūvis. Prasideda dabar turėjau su betonomija, Einrono ekonomija. Aš pradedu dabar turėjau su bonomija. Mononija. Taisyklės paprastos, nereikia išmanančio. Vyriausybė paprasta, procesas aiškus. Skaitmeninėme amžiuje darbą atlieka AI. Intels veikia nuo pat pirmos dienos. Tai įmanoma visame pasaulyje. Formulė išlieka, patentas saugo. Kiekvienoje šalyje tavo startas, level up 25, kliūtis maža, tinkle viskas nemokamai. Pagaliau prisijung. Aš pradedu dabar, pradedu su metronomija. Ein į jach metronomija. Aš pradedu dabar, pradedu su metonomija nomija. Pradėk dabar, pradėk savo startą ir elo, o pradėk savo nuosavą verslą. Pradėk savo verslą, pradėk ir su metronomija, Anromieromi jau šiandien. Taigi, nuoširdžiai sveikinu visus šiandieninėme Patronomy webinare. Matau, kad dar keli žmonės jungiasi, todėl pradėsime įžangą labai lėtai. Vėl matau daug naujų veidų, kas mane labai džiugina, bet žinoma ir keletą pažįstamų veidų. Džiaugiuosi, kad visi esate čia, nesvarbu, ar norite sužinoti daugiau, ar tiesiog atnaujinti žinias, ar galbūt vėliau turėsite vieną ar kitą klausimą. Jūs esate būtent ten, kur reikia, ir tai įrodo jūsų susidomėjimą. Visiems, kurie manęs dar nepažįsta, mano vardas Luciano ir šiandien vėl turėsiu malonumą vesti jūs per šį webinarą. Taigi mano tikslas šiandien jums paprastai yra pasiekti, kad šio projekto pabaigoje jūs jį suprastumėte ir galėtumėte savo žodžiais papasakoti. Šiandien kalbėsime apie galimybę, kurią visi turėtume pasinaudoti. Kalbėsime apie temą, kuri jau daugelį metų yra aktuali – dirbtinį intelektą. Tačiau šiandien jums parodysiu ne tik antraštes, bet ir konkrečią įgyvendinimo pusę. Mes sužinosime, kaip ši technologija gali ilgalaikiai teigiamai pakeisti jūsų finansinę ateitį. Visiškai aiškiai ir tiksliai. Trumpai apžvelkime, ko šiandien čia galite tikėtis. Per artimiausias minutes gausite visą svarbiausią ir esminę informaciją, kurios jums reikia. Pradėsime, žinoma, nuo pastabos apie skaidrumą ir saugumą. Po to seks abiejų produktų pristatymas – iPro ir iUltra. Sužinosite, kaip veikia abi patentuotos technologijos ir kokią naudą mes, kaip vartotojai, gauname, taip pat bus trumpa įžvalga apie ateitį, bet svarbiausia, kaip galite susikurti ir iš tikrųjų suplanuoti savo pasyvias pajamas. Galiausiai, žinoma, apžvelgsime patrauklią partnerystės programą, o po to vėl atversiu klausimų ir atsakymų sesiją. Jei turite klausimų, drąsiai kreipkitės po pristatymo. Trumpai pereikime prie atsakomybės ribojimo pareiškimo. Visas turinys čia, žinoma, skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra investicinis patarimas ar rekomendacija. Už nuostolius ar žalą atsakomybė neprisiimama. Prašome atlikti savo tyrimą prieš priimdami bet kokius sprendimus. Trumpai apie Comromi, tai visiškai nauja rinkoje įmonė, įkurta 2025 m. birželį.
Įmonės būstinė yra Honkonge, o išverstą registracijos dokumentą rasite čia skaidrėje. Jei reikia, galiu jį mielai kam nors pateikti. Kas pageidauja, dokumentas taip pat pasiekiamas BACKV Office sistemoje. Petronomy tikslas iš esmės naujai sukurti finansų valdymą pasitelkiant dirbtinį intelektą, analitiką ir automatizavimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas sporto lažyboms. Šios srities mėnesio apyvarta siekia beveik 10 milijardų dolerių ir mes galime atsiriekti savo dalį šio pyrago. Čia galime investuoti į fondą, neturėdami jokių žinių apie sportą ar lažybas. Technologija atlieka visą analizę ir įgyvendinimą, todėl pamatysite, kad čia galima gauti pasyvių pajamų, o netgi planuoti savo pajamas. Pažvelkime trumpai į patentuotus TEI modelius. Pirmiausia, ši technologija yra visiškai unikali ir patentuota. Dirbtinis intelektas nebuvo tobulinamas iš jau egzistuojančio TEI, o sukurtas visiškai nuo nulio. Šis procesas užtruko maždaug 2 metus. Kognityvinis modelis analizuoja žmogaus elgesio modelius ir prognozuoja galimus scenarijus. Naudodamasis mašininiu mokymusi, jis prisitaiko realiuoju laiku, tai labai svarbu, ir optimizuoja rezultatus be žmogiškų emocijų, o būtent tai yra itin svarbu statant sporto lažybose. Tai yra labai svarbu. Patentą galite matyti čia, jis buvo suteiktas 2025 m. rugpjūčio mėnesį. Čia taip pat nurodžiau išradėjus ir patentų advokatą iš Londono, bet visą tai galima rasti ir peržiūrėti BACKV Office sistemoje. Pereikime prie taikymo sričių. Yra 2 pagrindinės sritys, kaip jau minėjau, iPro ir iUltra. iPro iš esmės yra išmanus dialogo partneris kasdieniam produktyvumui. Paprastai ši versija kainuoja apie $15 per mėnesį, tačiau mums, registruotiems vartotojams, ji yra nemokama. iUltra yra strateginis antrasis smegenys, skirtas sudėtingam multitaskingui. Tai šiek tiek panašu į tai, ką kai kurie iš jūsų galbūt žino iš Google. Tai sistema, kuri, pavyzdžiui, automatiškai atpažįsta geriausias ar svarbiausias akimirkas sporto renginyje. Tai, žinoma, labai svarbu šnipinėjant varžovą, svarbu sportininkui, treneriui ir, žinoma, labai svarbu sporto lažybose, kur tai taip pat gali būti panaudota. Ši versija šiuo metu yra uždaroje testavimo fazėje ir ateityje bus prieinama tik su licencija ir kvietimu. Taigi, abi versijos apima skirtingas sritis. Dirbtinio intelekto veikimo principas TEI, Petronomy dirbtinis intelektas, veikia labai efektyviai. Ji analizuoja lažybų rinkas ir finansinius duomenis realiuoju laiku, remiasi matematika, o ne intuicija. Kas, pavyzdžiui, nori susipažinti su formule, ją taip pat galima pamatyti BACKV Office sistemoje. Dėmesys čia skiriamas arbitražui ir vertės statymams, tai yra rinkos klaidoms ir koeficientų skirtumams tarp lažybų bendrovių. Tai pažįstama ir iš kriptovaliutų srities. Ši dirbtinio intelekto sistema visiškai automatiškai atlieka 10 000 finansinių investicijų, o kapitalas valdomas taip tiksliai, kaip aukšto dažnio prekybos įmonėje. Dabar prie mano pagrindinės temos Petronomija dirbtinio intelekto sėkmės istorijos. Pažangusis dirbtinis intelektas pasiekia stulbinamą net daugiau nei 83% sėkmės rodiklį, mielieji. Tai reiškia, kad kapitalą galima padvigubinti jau po 1 dienos. Kaip jau minėjau, ši technologija yra oficialiai patentuota ir nustato teisiškai apsaugotą standartą. Tiek nacionalinį, tiek tarptautinį patentų numerį galite matyti čia skaidrėje. O dabar pažiūrėkime į tai skaičiais. Skaičiai, duomenys, faktai. Būtent tai daugelis iš mūsų ir mėgsta. Štai visiškai švieži duomenys 2025 m. rugpjūčio 22. Manau, tai geriausias rezultatas, kurį jis iki šiol pasiekė. Bet tai, ką pasiekė dirbtinis intelektas, ir tai neįtikėtini procentai.
Neįtikėtina, ar ne? O čia, kitoje pusėje, 2025 m. birželio 9 d. Taip pat rezultatas. Nežinau, ar tai matosi, bet galite pasitikrinti Batskofice sistemoje. Neįtikėtini 7000%. Ir tai dar ne viskas. Pažiūrėkite, čia apačioje yra dar daugiau puikių rezultatų. 2000, 1000 ir vėl 2000%. Ir kaip jau sakiau, geriausia tai, kad šie rezultatai nėra slepiami. Juos bet kada galite rasti savo back office sistemoje. Tiesiog nuslinkite žemyn savo valdymo skydelyje. Tai yra skaidrumas ir čia galite pamatyti mūsų dirbtinio intelekto galią. Trumpai pažvelkime į ateitį, kas iš tikrųjų išskiria Petronomy AI. Pirmiausia, apie duomenų apsaugą. Visi užklausimai yra užšifruoti, niekas nėra saugoma ir jokie duomenys niekada nėra perduodami tretiesiems asmenims. Absoliutus konfidencialumas kiekviename etape. Pavyzdžiui, mums čia nereikia jokio KCI. Prieinamumas taip pat užtikrintas, ar per svetainę, ar tiesiogiai Telegram pokalbyje galima naudotis iš karto, be jokios diegimo procedūros, tiesiog pradėkite ir gaukite tiesioginius rezultatus. Finansinė apžvalga. Ir čia pažvelkime į tai. Pažvelkime į tai. Iki 2027 metų įmonė tikisi pasiekti 2 milijonus vartotojų, o iš to, žinoma, bus sugeneruota didžiulė apyvarta. O jei dabar pažvelgsime į planus iki 2030 metų, siekiama pasiekti 50 milijonų vartotojų. Tai ambicingas tikslas, bet su 10 milijardų dolerių rinkos kapitalizacija, jei skaičiuosime tik po $35 už vartotoją. Lemiamas dalykas čia yra mūsų bendruomenės pasitikėjimas ir įsitraukimas, o kuo daugiau žmonių prisijungs, tuo greičiau Petronomy, žinoma, galės kurti naujus sprendimus. Apibendrinant, dar kartą pažvelkime į Romie.com. Taigi, tai nėra lažybų platforma, bet ir ne bookmakeris. Tai specializuota investicinė platforma sporto lažybų srityje, todėl jai netaikomi tie reikalavimai, kurie paprastai galioja šiai industrijai. Investuotojų kapitalas yra nustatomas naudojant pažangią dirbtinio intelekto strategiją. Ši strategija sąmoningai orientuojasi į sporto arbitražo rinką, nes ši rinka, priešingai nei kripto arbitražo rinka, yra stabilesnė, įvairesnė ir mažiau automatizuota. Iš pirmo žvilgsnio kripto arbitražas atrodo labai patrauklus, tačiau praktikoje jis yra gana nestabilus dėl didelės konkurencijos, vėlavimų, mokesčių, galimų paskyrų blokavimų ir panašiai. Ir būtent tai čia ir siūloma. Sporto rinka priešingai suteikia žymiai daugiau stabilumo su mažesniais reguliavimo ir taisyklių svyravimais, taip pat mažesnė konkurencija. Tikslas – kasdien garantuoti 0,5 iki 3,5% grąžą, plus sudėtinių palūkanų efektas, kuris taip pat galimas, apie tai pakalbėsime vėliau. Galimybė dalyvauti milžiniškoje rinkoje, nereikalaujant pačiam statyti lažybų. Dabar tiesiog apie privalumus mums, vartotojams. Labai didelis Baromy privalumas yra tas, kad mums visai nereikia KCI. Tai reiškia, kad kiekvienas gali pradėti iš karto visame pasaulyje ir be sudėtingos tapatybės patikros. Pradėti galima ir su suma sumažinta iki $25. Laimėjimus galima reinvestuoti automatiškai arba rankiniu būdu. Tai parodysiu tuoj pat pavyzdžių. Dirbtinis intelektas atlieka visą rinkos analizę. Taip čia susikuria pasyvios pajamos ir netrukus pamatysime, kad jos yra ir planuojamos. Išmokas galima gauti jau nuo $5, be to turime ir daugiaetapę patrauklią partnerių programą. Pirmiausia, pažiūrėkime į 5 lanksčius investicinius paketus su ERE arba su galimybė reinvestuoti. Tai yra BRIC arba plytų paketas. Jis prasideda vos nuo $25 su dienos grąža nuo 0,5 iki 1% 5 dienas iš eilės. Iš esmės, tai puikiai tinka kiekvienam, tiesiog norint ramiai išbandyti sistemą. Tai galioja iki $199.
Nuo $200 jau galima pereiti į aukštesnį paketą. Ten jau yra mažiausiai 0,75% per dieną ir tai trunka 40 dienų. O tada turime kitą paketą, tai yra sidabras, auksas ir taip toliau. Sidabro paketas suteikia 1% grąžą, jis trunka 120 dienų ir taip toliau. Didėjant investicijos sumai, žinoma, didėja ir grąžos bei laikotarpiai. Šiose strategijose pelną galite arba kasdien išsimokėti arba sumaniai reinvestuoti. Ir dabar noriu Jums parodyti, ką gali duoti tas reinvestavimas. Paimkime pavyzdį. Čia turime $1000 investuotų į sidabro paketą 120 dienų laikotarpiui. Gauname 1% per dieną. Jei neaktyvuojame reinvest mygtuko, tai reiškia, kad kasdien gauname po $10, taip 120 dienų iš eilės, o laikotarpio pabaigoje turime $2200, nes atgauname ir savo investuotą sumą. Bet jei sakote, na, tie $300 per mėnesį manęs nelabai domina, noriu šiek tiek kapitalo sukaupti, tuomet aktyvuojate tą reinvestavimo mygtuką ir pažiūrime į kitą pusę. Tuomet tie $10 kasdien neišmokami, o iškart vėl investuojami ir vietoj $2200 gauname $3300. Taip, bet ne kiekvienas nori būtinai kaupti turtą, kitas galbūt ieško pasyvių pajamų. Ir tam turiu atsakymą, kiek kainuoja svajonė apie pasyvias pajamas. Juk visi svajojame apie pasyvias pajamas. Mano nuomonė, pasyvios pajamos yra tai, kai kažką padarai vieną kartą ir vėliau nuolat gauni pinigų. Pirmajame webinare rodžiau šią skaidrę ir klausiau, kaip manote, kiek reikia investuoti, kad kas mėnesį gautumėte $3000 pasyvių pajamų. Dabar to vėl neklausiu, nes daugelis jau žino. Vis tiek pažiūrėkime į skaidrę. Man reikia, žinoma, $100 per dieną, kad per mėnesį surinkčiau 3000 arba $3100. Tai reiškia, kad einu į aukso paketą, investuoju $6666 ir gaunu $3000 kas mėnesį. Pasibaigus laikotarpiui, paketas baigėsi, $6600 grįžta, galiu vėl investuoti ir viską pradėti iš naujo be reinvestavimo. Dabar galbūt kažkas pagalvos, na, 3000 man per mažai, o kaip būtų su $6000, iš esmės atrodytų, kad te reikia padvigubinti sumą ir gausi dvigubą rezultatą. Bet gera žinia, šiuo atveju te reikia investuoti į aukštesnį paketą, nes ten didesnės palūkanos ir tada gauni $200 per dieną ir tai tik pavyzdys. Svarbiausia, nenoriu nieko vilioti dideliais skaičiais, o tik parodyti ir paaiškinti, kad čia kiekvienas gali tiksliai suplanuoti savo pasyvias pajamas ir tai labai skaidru. Turime ir premium paketus, jie šiek tiek skiriasi, bet ten didesnės palūkanos ir ilgesnis laikotarpis. Deimantinis paketas su 3% per 200 dienų, o titano paketas trunka 300 dienų ir duoda 3,5%. Šitą praleisiu, bet dar kartą pažiūrėkime į apžvalgą. Ši skaidrė greitai parodo investicinius paketus, jų pavadinimus, laikotarpius, investicijų limitus, norėjau pasakyti laikotarpius, investicijas ir ar galima reinvestuoti ar ne. Taigi, nesvarbu, ar esate smulkus investuotojas ar didelis investuotojas, mano nuomonė, čia kiekvienas ras savo tinkamą strategiją. Ir mums nereikia KIC, čia įmokas atliekame kriptovaliutomis ir jas taip pat noriu trumpai parodyti. Turime 9 skirtingas kriptovaliutas, greitai jas perskaitysiu. Bitcoin, VSTT 3 skirtingose blokų grandinėse. TRC20, ERC20 ir BEP20. Tada turime ZST Coin, Litecoin, Ethereum, Toncoin, Binance Coin, Solana ir Binance VST. Daugelis šių monetų neturi net išmokėjimo mokesčio, taigi tai, ką išmokate, gaunate tiesiai į savo piniginę. Kas gražu, čia galime taikyti skirtingas strategijas skirtingomis valiutomis ir tai iš esmės net gerokai geriau nei tai, ką žinome iš stakingo, pavyzdžiui, su Ethereum ar Bitcoin. Bet į tai dar kada nors giliau pasižiūrėsime.
O šiandien pažiūrėkime tiksliai į partnerių programą. Tai tikrai labai rekomenduojama programa, nes jis siekia net iki 20 lygio. Įdomu tai, mėly žmonės, kad čia kiekvienas gali pradėti net ir be savo investicijos, ir tai galioja iki 4 lygio, kur vis tiek galima gauti komisinių. Priešingų atveju komisinių paskirstimas yra toks – iki 10% už pirmą lygį, iki 6% už antrą lygį ir net iki 5% už trečią lygį ir taip toliau, toj pat detaliau pažiūrėsiu. Be to, yra galimybė dalyvauti intensyvioje programoje ir ten gauti papildomą bonusą, pavyzdžiui, personalizuotą svetainę ir kitų privalumų, bet apie tai kitą kartą daugiau. Pažvelkime trumpai į bonusų lentelę. Čia matote, kad iki 4 lygio arba iki 4 lygio man net nereikia turėti savo apyvartos. Priešingų atveju iki 3 lygio uždirbu 5,2, o jei su savo grupe pasiekiu apyvartą, tuomet galiu uždirbti net iki 4 lygio, net neinvestavęs nė cento. Taigi, čia jau matyti didelė dalis, bet yra ir daugiau. Čia dar papildoma bonusų programa, į kurią reikia atskirai užsiregistruoti, vadinamoji mentorystės programa, taip pat labai įdomi. Jei kas susidomėjo, gali drąsiai kreiptis į mane. Taigi, trumpai apibendrinkime. Dirbtinis intelektas perima visą rinkos analizę, o mes pasiekėme kasdieninę grąžą nuo 0,5 iki 3,5% plus sudėtinės palūkanas. Išmokos galimos nuo $5. Visa tai nereikalauja kaiciai, todėl čia galima planuoti ir pasiekti pasyvias pajamas be laiko sąnaudų. Petronomy – tai daugiau nei tik platforma, tai intelektas, kuris dirba mums, dirba jums, mėly žmonės, ir aš esu įsitikinęs, kad tai yra ir turėtų būti finansų valdymo ateitis, kai dirbtinis intelektas dirba už mus taigi. Jau baigiau savo pristatymą, dėkoju už jūsų dėmesį ir susidomėjimą. Dėl papildomos informacijos ir žinoma rekomendacinės nuorodos, kreipkitės į asmenį, kuris jūs pakvietė arba, jei žiūrite šį vaizdo įrašą įraše, nuorodą rasite komentaruose. Dabar įjungsime mikrofonus ir lauksiu jūsų klausimų.